Kovo 3 dieną šeštadienį vyko tęstinė diskusija Druskininkų šilumos ūkio klausimais. Diskusijoje dalyvavo europarlamentaras Juozas Imbrasas, šilumos specialistas Vilniaus savivaldybės tarybos narys Bronius Cicėnas bei svečiai iš Ukmergės inicijavę savo miesto šilumos ūkio perėmimą savivaldybės žinion. Druskininkų savivaldybės opozicijos organizuotame susitikime dalyvavo nemažas būrys druskininkiečių bei daugiabučių namų bendrijų pirmininkų. Susirinkusieji miestiečiai neslėpė nusivylimo dėl miesto valdžios neveiklumo šilumos ūkio srityje ir nuolat augančių šilumos kainų. Susitikime dalyvavęs šilumos specialistas Bronius Cicėnas dėstė konkrečius pasiūlymus, kaip be didelių investicijų ir pastangų būtų galima iki 20% sumažinti šilumos suvartojimą namuose. Vien tik subalansavus sistemas, atstačius radiatorių skaičių į projektinį lygį bei įvedus naktinius šildymo režimus, name galima pasiekti, kad sąskaitos už šildymą ženkliai sumažėtų. Turėtų būti įrengti ant kiekvieno stovo balansiniai vožtuvai. Balansiniai, ką tai reiškia? Tai reiškia, ant vamzdžių stovus subalansuoji ir kad vieni stovuose, ten kur varža mažesnė, eina šilumos daugiau, kad šyla daugiau, kituose mažiau. Ta reikia išlyginti srautus name pagal stovus. Reikia inventorizuoti radiatorius ir atstatyti projektinius. Subalansuoti sistemą vožtuvais ir radiatorius atstatyti projektinę sistemą, kadangi eina nuosekliai, tai jeigu vienas prisidūrė, tai jau apačioje tas jau šalo. Ir čia jau, ir tas davė faktai, aš kalbu apie faktus, tai maždaug 10–12% iš karto ekonomija, vien tik subalansavus ir inventorizavus radiatorius. Ukmergės savivaldybės tarybos narys Mindaugas Tamošiūnas, vienas iš šilumos ūkio perėmimo į savivaldybės rankas iniciatorius, papasakojo apie Ukmergės patirtį kovojant su šilumos ūkį valdžiusią bendrovę. Jis taip pat pabrėžė, kad šilumos ūkį turi rūpintis pačios savivaldybės ir joks šilumos monopolininkas nesieks savo pelno sąskaitą, kad šilumos kaina būtų kuo mažesnė. Praeitais metais, kai viskas įvyko spalio mėnesį, kainų kontrolės komisija jau buvo Ukmergėje paskaičiavus su PVM viską 28,40, Ukmergėje įsivertė 23,76. Užteko. Ir dabar visas, ir druskininkam aną kartą suskaičiavau, kad jum kažkur tai dingsta 4 centai, Prienam 6,5, galbūt jaunas dar biškerka, bet bendrom jėgom. Jam padėkit atsistoti tą vagą, kurią privalo eiti, tai kaip taip gali būti. Europarlamentaras Juozas Imbrasas padrąsino druskininkiečius iš mero ir valdančios daugumos reikalauti, kad būtų imamasi konkrečių priemonių šilumos kainai mažinti. Dabar ant tos triubos, kur kaba penkina chlebnikai kokie, reiškia, gaunam tas dujas brangiausiai, dabar visi vargstat, verkit, kaip čia gal sudurti. Gerai, aš nenoriu nieko sakyti, meras tikrai maladėts jūsų. Pastatė slidžių trasas, čia tas spavės, gerai, už tą galim dirbti, bet va tau šitą šipeikiu. Kodėl tu šitą, kodėl tu negali pastatyti katilinės? Gali, tik reik noriu. O dabar jūs čia bedavoja, ko Bronis aiškina, tai jeigu valdžia jūsų rinkta nepadės jums šito padaryti, ką Bronis sako, tai ir kukuosim. O va kaip tik tai Tamošiūnas užkūrė mero Ukmergės kopūstą, tas pradžiai biškių pasimėtė, bet paskui sako, matyt, reik daryti, davai darom. Paėmė ir padarė. Tai va jeigu jūsų meras ir valdžia, davai darom, užtenka čia žmonės mėtė. Jeigu tą padarytų, viskas pasikeistų būtų kaip Ukmergėje. Bet dabar Ukmergė panašiai mokėjo kaip jūs, o per metus laiko apie 8 milijonus sutaupė ir kaina jau krito 4 centais, toliau matyti dar labiau kris, jeigu dirbs toliau, vokų reikia. Kai buvo nutarta per pirmąją diskusiją vasario 14 dieną, druskininkiečiams buvo paruošta ir pristatyta rezoliucija su aiškiais reikalavimais. Rezoliuciją pagarsinęs savivaldybės tarybos narys Donatas Mizaras pakvietė visus dalyvavusius pritarti rezoliucijoje išdėstytiems reikalavimams ir pasirašyti. Rezoliucija bus įteikta merui ir valstybiniai kainų ir energetikos kontrolės komisijai. Iniciatyvinė grupė buvo surengė piketus, kurie vyko pirmadienį prie Litesko, antradienį prie savivaldybės.
Tai norėčiau pasakyti, kad prie savivaldybės žmonės stovėjo, piketavo ir ėjo taryba pro šoną prieš posėdį ir nieks netkreipė dėmesio apart opozicijos. Malinauskas praėjo pro šoną, net nepaklausė, kodėl tie žmonės susirinko, ko jie nori. Mes konstatuojame, kad šilumos ūkio pertvarka atliekama savivaldybė šilumos ūkį 2003 metais išsinuomavusios UAB Lidesko netitinka šilumos vartotojų lūkesčiams ir bendrovės priimtiems įsipareigojams užtikrinti šilumos gamybą ir tiekimą mažiausiomis kainomis. Ir norėčiau pakviesti visus, yra paruošti parašų lapai, kad pasirašyti visi, kas pritar šiai rezoliucijai. Ir šią rezoliuciją teiksime merui su savo labai aiškiais reikalavimais. Tai norėčiau pritarti išsakytom nuomonėm ir jeigu Malinauskas ir tai jo šaunioji komanda, socialdemokratai, nusigrėžia nuo žmonių, tai vieną kartą juos pamokykime. Ir nerinkime, išsirinkime kitus žmonės, kurie eina už tautą ir, kaip sakyt, nori, kad būtų geriau. Pakanka tų investicijų 100 milijoninių į pramogų parkus ir snow arenas visokias. Vieną kartą susitvarkykime šilumos ūkį, susitvarkykime socialinės problemas, didžiausia bedarbystė ir taip toliau. Kiek supratau, Ukmergėj buvo ir yra Seimo narys gerbiamas Julius Veseka, taip? O pas mus yra Karosas, kurio nežinia kada matėm. Tai čia yra didelis klausimas. Jeigu Vilniuje viena nelaimė yra Zuokas, tai Druskininkus yra dvi nelaimės. Būtų ūkis ir savivaldybė. Būtų ūkių vadovauja vienos moteris. Nu ką su moterim kalbėti apie šilumą? O vyriausia turi zootechninį išsilavinimą. Zootechnikė, buvusi fermos vedėja, pasidarė didelį ponį Druskininkuose. Ir antras momentas, antra nelaimė, tai yra savivaldybė, tai yra karaliukas, didesnis negu kaiminystė, keikiamas paskutinis diktatorius. Ir čia mes nieko jo neveiksime. Jis gudrus, kaip ir Zuokas. Lidesko Druskininkų šilumos ūkio direktorius yra tarybos narys, taip pat nuo socialdemokratų. O valdantieji dabar yra socialdemokratai. Tai čia, nori, nenori, vis tiek galai kažkaip sueina, matyti. Ir čia dar viena iš priežasčių, kodėl čia sunku ką nors padaryti. Pelnas 974 tūkstančiai litų per metus įskaičiuotas į kainas, už tai mokame, mes vėlgi visi mokam, už tai, kad pas mus nėra šeimininko, kuris sugebėtų tvarkytis šilumos ūkį. Dabar dekonstruosim, jeigu pastatysim biokuro katilą su 11 milijonų, ten dar galbūt į tą pelną dar dasidės 5 procentai nuo 11 milijonų, dar nemaža sumelė. Ir monopolininkas mums gali pakelti dvigubai, trigubai ir čia kainų komisija nieko mums nepadės. Todėl būtina kažkas turėti savo biokuro katilą, kuris atstotų už bent 110 procentų energijos. Tai pabėg nuo 300 metų, visi žinom, čia... Panašiai kaip ir mes, mums buvo, reiškia, užrašyta 15 metų, buvo praėję 10. Ir tik tai reikia, daleiskim, jūsų savivaldybė, yra ūkio skyrius ar ką nors, žmonės kontroliuokit jų veiklą. Parametrų nėra šiluminiam mazge, iš karto rašykit, nesilaiko parametrų. Va tos dabar kainoj, kur sakėt jūs, reiškia, dėl pažeidimų šitų, licencijuojama tvarka, licencijuojama prekė ar jų darbas kas visas. Taigi turi būti kontroliuojamas. Į kiekvieną priekaištą, kiekvieni metai turi būti duotas atsakymas. Netidavė į prokuratūrą, pubiški tikrai dakasysit. 30 metų, jeigu dirbsit, nereikės. Sutarčių esmė buvo ta, kad, reiškia, vartotojo ten beveik ir neliko. Visas esmė buvo į tą sutartysę įtraukta, kad biznis, jo, ir iš to biznio, be abejo, tas biznis tai yra to privataus nuomininko. Privatus nuomininkai susidarė be abejo, čia tik po vėliavą ėjo Prancūzijos kompanijos Dalkė.
bet jie pagrindė tai yra patys mūsų lietuviai, lietuvaičiai, tai yra buvę visi turbūt puikiausiai žino, tai ta mažytė kompanija Rubikonas, kuri iki to užsiminėjo šalto vandens skaitiklių pardavimo, buvo mažytė po tokių nuomų didelių, staigi jie suklestėjo ir tapo stambia įmonė ir labai įtakinga politikams. Jo to labiau, kad savivaldybių politikai jo be abejo nepasižiūrėjo, kokias pasirašo sutartys ir tame tarpe jūsų gerbiamas visiems žinomas meras Malinauskas, jo ir ta taryba, tai matomai už ačiū to nepadarė. Jo, aš taip abejoju ir manau, tas pats kaip ir Vilniuje ir kituose miestuose. Ką kalba va čia apie investicijas, tai čia investicijų nėra ir kvapo, visos yra, tai yra nusidėvėjimas, amortizacija, atskaitimai, kurie įtraukiami į šilumos kainą, jo, ir kurie yra padauginami paskui iš 30 metų ir atrodo įspūdingi skaičiai. Jo, o tas yra viskas šilumos kainoje įtraukta ir dar net praktiškai jos yra mažiau. Visas miestas turi pasirašyti. A mes kaip, o jie tai tokie, mes kiekvienam nerašome.